MSM pristato. Lurdas. Filmas apie apsireiškimus. Pagrįstas pasakojimais iš apsireiškimų Lurde dienų, taip pat įrodymais, dokumentais ir archyvinė medžiaga. Lurdas. 1843 m. sausio 9 malūnininkas François Subiru vedė Luizą Kaster. 1844 m. sausio 7 jiems gimė kūdikis mažoji Bernadeta. Subiru šeima gyveno malūne, laikai buvo sunkus ir jie buvo neturtingi, garo mašinų konkurencija ir 2 metų sausrai stumėjos į tikrą skurdą. Šeima netekusi pastogės buvo priversta glaustis kalėjimo kambarėlėje. Pradžiai čia galite apsistoti. Bet čia taip nešvaru. Šitame skurdžių kampe neįmanoma gyventi. Mums nieko daugiau neliko. Aš bijau pelių. Klausyk, François. Įsišlavus grindis ir pabaltinus sienas visai gerai būtų, kol jūs geriau nerasite. Jis teisus. Imkimės darbo. 1858 m. vasario 11 d. trečiadienį. Pirmasis apsireiškimas. Aš išgirdau kažkokį šnabždesį, pažvelgiau į viršų ir pamačiau ponę. Mama, malkos pasibaigė. O kur tas rišulėlis, kur aš vakar pririnkau? Aš jį pardaviau, kad galėčiau nupirkti duonos. Labadiena visiems. Labadiena, Balumi. Kur einate, Luiza, malkų parnešti? Palikite. Mes parnešime, ar ne taip? Žinoma, žinoma. Palaukite ir aš einu su jumis. Ne, tik ne su savo astma. Laukia taip šalta, ne. Tik žiūrėk. Bernadeta, ką ten darai? Kodėl tu ten meldies ir tau bažnyčios neužtenka? Argi jūs nieko nematėte? Ne, nieko, tu. Jeigu jūs nieko nematėte ir aš nieko nemačiau. Ji nieko nematė, tik nori rasti kažką įdomesnio, kad nereikėtų malkų rinkti. Pasakyk, ką tu ten matei? Juk sakiau nieko. Ne, sakyk, ką tu ten matei. Gerai, tik pirmiau prižadėk, kad niekam nesakysi, ką aš tau pasakysiu. Prižadu. Tu nori mane išgąsdinti? Ne, gali manim patikėti. Štai ir mes. O kaip tu atrodai? Sėskis, galėčiau tave sušukuoti.
Kodėl visą laiką aš su Liusi turiu būti? Kas tau, ar nesergi? Kas tau pasidarė? Ne, aš tik galvoju apie tai, kasgi ten buvo pamatyta. Vaikai matė, baltą mergaitę ant akmens. O Dieve, ką tu kalbi? Bernadeta, tik čia. Ką tu matei, sakyk pagaliau. Kažką balto. Tavo akis klydo, tu matei paprasčiausią baltą akmenį. Ne, jis turėjo nuostabiai gražų veidą. Gana, daugiau ta neitumėt. Niekas niekada apie mūsų šeimą negalėjo blogą pasakyti. Ir taip turi likti. O jeigu ten buvo vieno mūsų giminaičio siela, mes turime pasimelsti. Antrasis apsireiškimas. 1858 metų vasario 14 dieną aš nuėjau į bažnyčią pasisemti į mažą indelį švęsto vandens vizijai apšlakstyti. Tu ką nors matai? Štai šviesa, štai. La voilà! Cela vous regarde! Jeigu jūs esate nuo Dievo, jūs galite pasilikti. Jeigu ne, išnykite. Bernadeta, kas tau yra? Ar tau ką nors skauda? Eime ieškoti pagalbos. Mama? O Dieve, kas atsitiko? Bernadeta žiūri į ponę, ji nepasijudina. Trečiasis apsireiškimas. 1858 metų vasario 18 dieną, ketvirtadienį. Aš paklausiu jos, ar ji nori man ką nors pasakyti. Jei taip, ar ji būtų tokia maloni man tai parašyti. Iš Bernadeta su biuru susirašinėjimu 1864 metų rugpjūčio 22 dieną. La voilà! Tai ji. Paprašyk ponios parašyti, ko jinai norėtų. Ar nebūtumėt tokia maloni užrašyti savo vardą? Tai nebūtina. O jūs ar galėtumėte ateiti čia 15 dienų? Taip. Aš negaliu prižadėti jums laimę šiame pasaulyje, bet busimajame. Bernadeta, ar tu perdavėjai mano prašymą? Aš juk jos garsiai prašiau. Ar jūs negirdėjote? Ji šypsojosi. Ir tu tikrai jai pasakei? Taip, tikrai.
t'a répondu? Ir ką ji tau pasakė? Elle m'a demandé Ji prašė ateiti čia 15 dienų. pendant 15 jours. Kas ji yra? Aš nežinau. C'était la Tai švenčiausioji mergelė. Šeštasis apsireiškimas. 1858 m. vasario 21 d. sekmadienį. Man išėjus iš bažnyčios, miestelio tarnautojas liepė man jį sekti ir mes atėjome į komisariatą, rašė Bernadeta. 1866 metais. Assieds-toi. Sėskis. Alors, Bernadette. Taigi, Bernadeta, tu kiekvieną dieną eini prie Masabje uolos, taip, ponė. Ir tu ten matei kažką gražaus, taip, ponė. Quel âge Kiek tau metų? 13 ou 14. 13 ar 14? C'est 13 Aš nežinau. Je ne sais Ar tu moki skaityti ir rašyti? C'est lire, écrire. non, monsieur. Ne, ponė. Tu ne vas pas à l'école. Ar tu nelankai mokyklos? Pas souvent. Pourquoi? Nedažnai, kodėl? Aš turiu prižiūrėti savo mažesnius brolius. Ir kaip katekizmo pamokos? O taip. Ta communion. Ir priėmė pirmąją komuniją? Ne, ponė. Et alors, Taigi, Bernadette, Bernadeta, ir tu matei švenčiausiąją mergelę. tu vois la Sainte Vierge. Non, monsieur. Aš niekada nesakiau, kad tai yra švenčiausioji mergelė. O taip, tai tu visiškai nieko nematei. Ne, aš kažką mačiau. Alors, qu'as-tu? Tai tu kažką matei. Quelque chose. Kažką baltą. Quelque chose. Kažką gyvą, ar ne? Tai tarytum maža mergaitė. Et cela t'a dit Ir que ji tau je- pasakė, aš esu švenčiausia mergelė, nei to man Et nepasakė. pourtant, c'est ce qu'on dit. Bet tai pasakojo mieste ir rašė C'est laikraščiai. écrit dans le journal. Il y avait d'autres. Ar buvo kitos mergaitės šalia, kai tu ją matei? Tai buvo. Ils ont vu. Ar jos taip pat ją matė? Ne, ponė. Et comment le sais-tu? Iš kur tu žinai? Jos man taip sakė. Enfin. Ar šita ponė, šita mergaitė buvo Cette fille, apsirengusi? elle est habillée. La vie. Ji buvo baltų rūbų. Perjostų mėlyną juostą nuo galvos krito baltas nuometas, geltonos rožės prie kojų ir rožančius rankoje. Une rose jaune sur chaque pied et un chapelet à la main. Elle a des. Ar ji buvo su plaukais? On les voit un peu. Čia matėsi truputėlį. Tu sais qui c'est? Ir tu žinai, kas ji tokia? Ne, aš nežinau. Je ne sais pas. Elle est belle. Ar ji buvo graži? Oh, elle est bien. Taip, ji labai graži. Belle comme Tokia graži kaip Madame ponė Payason, Pasajon comme arba Mademoiselle panelė Daifo. Gražesnė. Quel âge Kiek jai metų? Jeune. Ji jauna. À qui as-tu Kam tu raconté pasakoji šitą istoriją la pirmiausiai? première fois? À ma sœur. Savo comme seseriai ir Antonėtai, kurios tik pasijuokė iš manęs ir vakare mamai. Que t'a dit ta Ir mère? ką tau pasakė mama? Kad tai yra sapnas, kad daugiau ten eičiau. Taip ir yra, mergaitė. Tu sapnavai. Ne, aš juk nemiegojau. Tu tik tiki, kad kažką matei. Aš mačiau tai daug kartų. Aš negaliu visą laiką klysti, tai tik tavo fantazija. Tu juk sakei, kad daugiau niekas jos nematė, juk jie irgi akis turi. Aš negaliu paaiškinti, bet esu tikra, kad kažką mačiau. Écoute, Bernadette, Paklausyk, Bernadeta. tout le monde, Visi iš tavęs juokiasi. Sako, kad tu pamišusi. tout le monde dit que tu te trompes, que tu es Taigi folle. tau pačiai Alors, dans ton daugiau esprit, prie olos tu es allé à la eiti grotte. nereikia. Bet aš pažadėjau ten ateiti ištisas 15 dienų. Tu niekam to nežadėjai. Tu susimaišiai. Aš dabar suprantu tavo istoriją ir žinau, kad savo ją įkalbėjai. Bet aš nežinau, apie ką jūs kalbate, ponė. Je te le demande Ir seulement. turėtų man mielai prisipažinti, nes aš tau sakau, aš žinau. Aš klausiu tavęs tik todėl, kad noriu tavo sąžinę patikrinti. Bet aš sakau tiesą ir negaliu kitaip kalbėti. Tu meluoji. Kalbėk arba... Darykite, ką norite. Bien. Gerai, pasižiūrėkime, ką tu pasakei. Je me nomme Mano vardas Bernadette. Bernadeta Subiru, 13 ar 14 metų. 14 ans. Vasario 11 dieną prie uolos ėjau rinkti malkų ir staiga man pasirodė švenčiausioji mergelė. Alors que la Sainte Vierge m'est apparue. Mais je n'ai Bet aš nieko man nesakiau, kad tai švenčiausioji mergelė. Gerai, Une fille habillée baltai de blanc. apsirengusią mergaitę, gal apie 20 metų, bet aš nieko man nesakiau, kad apie 20 metų. Gražią kaip ponė Pasajon. Daug gražesnė negu visos ponės, kurias jūs minėjote, kurios plaukai krito kaip nuometas ant nugaros. Jūs viską išsigalvojate. Bet taip tu pasakėjai.
Tu fais courir tout le monde après toi. Valkatos skurdžiai, visi žmonės tavimi seka, lyg norėtum pabaigti savo gyvenimą kaip prostitutė. Bet aš juk nieko neprašiau ten eiti. Taip, bet tau patinka, kad jie eina į tave žiūrėti. Ne. Aš pavarkau. Je suis fatiguée. Eh bien, dis Tai que tu n'as pasakyk, kad ten nieko nematei. Mais j'ai Bet aš mačiau. pour la Paskutinį dernière kartą fois, klausiu, ar tu vas-tu prisipažįsti? Mais monsieur, Bet aš sakau tiesą. Bon, mais alors, Tai prižadėk daugiau neiti prie uolos. Bet aš prižadėjau ten eiti. Alors tu leur Na kągi, Je vais faire tu chercher. pati to norėjai. Aš tave atiduodu policijai, kad uždarytų į kalėjimą. Entrez. Įeikite. C'est le père de... Aš esu Mažylės tėvas. Vous tombez bien. Jūs atėjote laiku. Kaip tik norėjau jos pakviesti. Cette comédie... Šis spektaklis negali toliau Vous tęstis. attirez les gens chez Jūs vous. kiršinate žmonės. Bet aš viską žinau. Il faut cesser de Jūs la forcer neversite d'aller daugiau jos ten eiti. là-bas. La forcer, Ją versti? mais on l'empêche. Mes jai dar ir draudžiame. J'ai interrogé Tai aš Bernadette, klausinėjau Bernadetą. Štai ką jinai man sakė. voilà. Maman, son Tėtis ir mama vertė mane eiti prie Vous uolos. défendiez de me forcer d'aller à la grotte. Ne, tai netiesa. Écoutez, personne. Klausykite, Subaru. Aš noriu jumis tikėti, bet nesiųskite daugiau ten savo dukros. Jūsgi nenorite į kalėjimą, ar ne? Monsieur, Mano ponė, aš noriu jūsų paklausti, nous sommes là, c'est- nes mes nuo to taip pat pavargome. Bernadette, nous- Bernadeta daugiau neis prie uolos. Voilà qui est- Tai malonu girdėti, Subaru. Vous le emmenez. Jūs galite pasiimti savo dukrą. Aštuntasis apsireiškimas. 1858 m. vasario 24 d. trečiadienį. Atgaila, atgaila, atgaila. Melskite Dievo už nusidėjėlius. Šiuos šventosios mergelės žodžius Bernadeta užrašė 1865 m. spalio 24 d. madame, Pone, ar ir vėl tau kalbėjo? non, Jūs buvote šalia ir nieko negirdėjote? pas entendu. Ne, nieko negirdėjome. Čia buvo tiek daug žmonių. Et elle te parlait Ji ten kalbėjo prancūziškai, taip kaip mes. Pourquoi voudrais-tu Kodėl ji que je turėtų kalbėti su mumis prancūziškai? parle? Non, elle me parlait. Aš nemoku tos kalbos. Ji kalba mūsų tarme ir sako man jūs. Pénitence. Ką ji tau sakė? Elle m'a dit, Atgaila. priez pour la conversion. Ji man sakė, melskis Dievo iš nusidėjėlių atsivertimą. Ji buvo tokia liūdna, po to ji paklausė, ar aš galėčiau atsiklaupus ant žemės ją už nuodėmės pabučiuoti. Aš atsakiau ne. Ji buvo tokia liūdna. Si triste. Devintasis apsireiškimas. 1858 m. vasario 25 d. Jis sakė eiti ir gerti iš šaltinio ir nusiprausti jame. Taip pat sakė valgyti čia augančią žolę. Rašė Bernadeta Subiru 1866 metais.
1858 m. vasario 25 d. ketvirtadienį pas prokurorą. Kadangi mes čia praleidome 2 valandas, jis pasiūlė atsisėsti. Mano mama atsisėdo ant kėdės, o aš atsisėdau ant grindų, rašė Bernadeta Subiru 1866 metais. Į ką panaši ta vizija? Į nieką. Bet į kažką juk panaši. Veidas ir drabužiai panašus į mūsų parapijos švenčiausios mergelės statulėlę, bet gyva ir apsupta šviesos. Kiek jai metų? Ji jauna. Ar ji aukšta? Maždaug tokia. Gerai, aš perskaitysiu, ką tu man pasakei. Gerai, aš perskaitysiu, ką tu man pasakei. Aš mačiau švenčiausios mergelę, ji buvo panašiai mūsų bažnyčios statulą, bet aš taip nesakiau. Aš turiu ir komisaro parodymus, tu iki jam tą patį sakei. Ne, bet komisaras taip užrašė. Jeigu komisaras suklydo, tai yra jo kaltė. Bet tu valgai žolę kaip gyvulys. Bet salotos irgi žolė. Tu imi pinigus iš žmonių? Ne. Tu viską darai, kad įgytum žmonių prielankumą. Aš nelaukiu jokios naudos iš gyvenimo. Tačiau ponios Molje draugiškumu tu labai gerai pasinaudojai. Ji pati mane pakvietė, bet kokiu atveju ten tau labiau patiko negu savo namuose. Aš tai padariau, tik norėdama jai suteikti džiaugsmo. Bet tai tau pačiais teikia malonumą. Tu man pažadėsi, kad daugiau neisi prie tos salos. Aš jau pažadėjau ten eiti 15 dienų, kiekvieną dieną. Pažadas, kurį davė poniai, kurios daugiau niekas nematė, nieko nereiškia. Bet aš jaučiu didelį džiaugsmą, kai ten einu. Džiaugsmas yra prastas patarėjas, tai tik iliuzija. Bet ten mane traukia. Net jei tave įkištų į kalėjimą, vis tiek ten eisi. Jei negalėsiu, tai ir neisiu. Pasakyk komisarui, kad šią mažą mergaitę privalo pasodinti į kalėjimą. Mama, neverk. Mes nieko blogo nepadarėme. Štai kėdėn, kurios jūs galite prisėsti. Ne, mes ją tik sunervinsime. Visi žmonės tave seka. Jei tu ir toliau taip darysi, aš privalau tave suimti. Tai sulaikykite žmonės. Juk aš neprašiau, kad jie ten eitų, bet tu ten eini. Aš prižadėjau. Komisaras neturi laiko. Reikalą atidame rytojui. Bet tu negrįši prie olos. Ne, ponia, aš negaliu jums to pažadėti. Tryliktas apsireiškimas. 1858 metų kovo 2 dieną, antradienį. Eik ir pasakyk kunigui, kad čia pastatytų koplyčią. Šio šventosios mergelės žodžius Bernadeta parašė 1865 metų spalio 24 dieną. Įeikite. Taigi, tu ta pati, kurie eina prie olos. Taip, kunige. Ir sakė, kad matei švenčiausiąją mergelę. Aš niekuomet nesakiau, kad matau švenčiausiąją mergelę. Tai kas yra ta ponia? Aš nežinau. Aha. Tu nežinai. Melagė. Taip rašo laikraščiai ir visi, kurie seka tave, sako, kad tai švenčiausiąją mergelę.
Bet aš ne. Alors qu'est-ce que tu vois? Tai ką tu matei? Kažką panašaus į ponę? Kažką? Monsieur le curé, Pone kunigė, cela demande... ji prašo, kad žmonės ateitų prie olos su procesija. Procesija? Mais c'est Monseigneur Dėl qui- procesijos sprendžia vyskupas. Allons donc. Jei tavo vizija būtų tyra, Si ta vision tu était nekalbėtum quelque tokių chose de kvailyščių. faux, elle te ferait pas dire de pareilles bêtises. Ponė, procesija. Une dame, une procession. Ir kada jie norėtų šios procesijos? Et pour quand la Kada veille jie de cette jos procession? norėtų? Aš nežinau kada. Et quand elle t'a demandé une Bet tu procession, įsitikinusi, kad į tavęs prašė procesijos. Je crois. Aš tuo tikiu. A, tu tiki. tu n'es pas Tu sûr. neįsitikinus. Et bien, quand on n'est pas Taigi, jeigu sûr, on nieko reste chez soi. tikro nežinome, turime pasilikti namuose. C'est pas Eik malheureux, namo ir ça, sėdėk ten. comme ça qui fait courir tout le monde. Kokia maža begėdė. Je te donnerai un Begėdė, sermon, kuri tu verras verčia la visus procession et on brusdėti. te dira. J'ai pas besoin de prêtre. C'est un Aš tau duosiu deglą ir tu galėsi daryti savo procesiją. Ir visi tave seks. Čia nereikalingas joks kunigas. O jūs irgi iš tos šeimos, taip ponė. Mes visi, C'est pas malheureux d'avoir une famille comme tai ça, nelaimė, qui est turėti tokią dukrą namuose, kuri daro netvarką visoje mano parapijoje. Sulaikykite ją, neišleiskite niekur. O dabar eikite. Mettez-la à l'école et ne la- Įkiškite į mokyklą ir neleiskite prie tos uolos eiti. Ir kad viskas baigtųsi. Eikite. Elle ignore. Ji nežino, kas tai yra. Jos elgesys, žolė, purvas ir pagaliau procesija. Mūsų dalyvavimas galbūt būtų, jeigu mes ten ateitume, mums viskas tikrai būtų pasakyta. Mes Bernadetą sukurstėme, bet tai prasidės be mūsų. Tai nesutrukdys mūsų apkaltinti. Jei tai nepavyks, kokia kvailystė, koks skandalas, palikime viską taip. Iš tiesų mažoji Kedanova pasakė, kad Bernadeta ne viską papasakoja. Tantôt, la petite Cazenave est venue me dire que Bernadette ne m'avait pas tout dit. Ah, O štai ir jie. entrez. Įeikite. Labas vakaras. Labas vakaras. Alors, Bernadette, Taigi, Bernadeta, mes tavęs klausome. Monsieur le curé, Pone kunigė, cela m'a dit... ji man sakė, pasakyk kunigams, kad čia pastatytų koplyčią. Monsieur le chapelle. Nors visai mažutėlė. Mais Nors tokia. de chapelle, Koplyčia? une procession, Procesija, chapelle, mais koplyčia. sûr, Tu įsitikinus? Taip, ponė kunigė, aš esu tikra. tu sais toujours pas comment Ir elle tu iki s'appelle. šiol nežinai, kaip jos vardas, ne, ponė? Eh bien, alors, il faut le lui demander. Ar negeriau paklausti jos vardą? Matai, Bernadeta, kasgi tave verčia tai pasakoti, labai sunku tavim patikėti. Bet aš neįpareigota jūsų įtikinti, kad jums tai pasakyti. seulement de vous le dire. Adieu. Ar tu girdėjai kalbant apie fėjas? Ir raganas? C'est impossible. Tai neįmanoma. Tout le monde Visi skurdo žmonės girdėjo apie raganas. parlait des sorcières. Bon, ça suffit. Užteks. Tu diras à cette Eik ir dame pasakyk qu'elle poniai, veut jeigu ji nori koplyčios, tegu pasako savo vardą. O dabar eik namo. Keturioliktas apsireiškimas. 1858 metų kovo 14 dieną trečiadienį. Savo parapijos kunigo prašymu aš klausiau jos vardo, tačiau ji tik šypsojus, rašė Bernadeta 1866 metais. Pone kunigė, ji vėl prašo koplyčios. Tu lui as demandé Ar tu klausai jos vardo? Taip, bet ji tik šypsojosi. Ji šaiposi iš tavęs. Si elle veut, Jei ji nori koplyčios, lai pasako savo vardą ir tegul padaro, le rosier de la grotte. kad pražystų rožės krūmas prie uolos. Le rosier de la grotte, Jei tai pasakys savo vardą ir pražys rožės, mes jai pastatysime koplyčią ir ne pačią mažiausią. 15 apsireiškimas 1858 metų kovo 4 dieną, ketvirtadienį. 4 ar 5 tūkstančių žmonių minė susirinko prie uolos laukti žadėtojo šventosios mergelės apsireiškimo.
Alors, Bernadette, Taigi, Bernadeta, ką tau pasakė ponia? dit la dame. Je lui ai Kai demandé- klausė jos vardą, jis šypsojosi. Kai aš prašiau, kad prie olos pražystų rožės, ji vėl Elle a šypsojosi. souri encore. Bet ji nori Mais elle koplyčios. veut toujours la chapelle. Et tu as de l'argent, Galbūt ji toi, turi pour la- pakankamai pinigų, kad pastatytų Non, koplyčią? monsieur le curé. Eh ben, Ne, moi non kunigė, aš plus. irgi ne. Tai pasakyk jai, kad ji duotų pinigų. Mais elle ne m'a pas dit de revenir. Bet jis sakė man, kad Elle reviendrait pas? dar kartą čia ateičiau. Ne, nesakė. Alors rentre chez toi. Tai eik namo. Labanak, ponė kunigė, labanak. 16 apsireiškimas 1858 m. kovo 25 d. ketvirtadienį. Aš esu nekaltas prasidėjimas. Šiuo šventosios mergelės žodžius Bernadeta užrašė 1865 m. spalio 24 d. Mademoiselle, Ponė, auriez-vous... ar nebūtumėte tokia maloni pasakyti savo vardą? S'il vous plaît. Prašau jūsų. Mademoiselle, Prašau jūsų, panelė. s'il vous Koks plaît. jūsų vardas? Quel est votre nom? S'il vous plaît, Prašau, panelė. mademoiselle. Pour la chapelle. Tai dėl koplyčios. Monsieur le curé veut connaître Ponas votre kunigas nom. norėtų žinoti jūsų vardą, prašau. S'il vous Prašau, plaît. panelė. Mademoiselle. Aš esu nekaltas prasidėjimas. Nekaltas, nekaltas prasidėjimas? Nekaltasis prasidėjimas? Tūkstantis 1858 metų kovo 25 dieną ketvirtadienį kunigo namuose. Spauda bjauriai komentavo šią Lurdo istoriją. Negailėdami paaiškinti šio fenomeno, jie manė, kad lengviau tai iškreipti apeinant tiesą. Aš esu nekaltas prasidėjimas. Ką tu sakai? Que dis-tu? Aš esu nekaltas prasidėjimas. Une dame... Pone negali taip vadintis. Tu Se klysti. trompe. Ar tu žinai, ką tai reiškia? Ne, ponė kunigė. Alors comment peux-tu Kaip tu dire gali que tu sakyti, n'as jei pas nesupranti? Aš visą kelią kartoju šį vardą. Ji vis dar nori koplyčios. compris? Eik namo, mes vėliau pasimatysime.
tapo dėl to turtingi. Bernadeta. Kas nustebino mane joje, tai jos nesavanaudiškumas. Dėl to jie atsisakydavo visų jai siūlomų dovanų. Mais pourquoi me toucher? Bet kodėl jūs mane Je n'ai aucun... liečiate? Aš neturiu jokios jėgos. Et après que je l'aurais touché, Palies mano rožančių. mais que voulez-vous? Jei aš jį paliesiu, kas nuo to pasikeis? Ką aš turėčiau daryti? Je ne suis pas prêtre. Tenez. Palaimink mus. Non, madame. Bet aš nesu kunigas. Štai ir paimk tai. Ne, ponė. Alors, offrez-le-moi. Pinigai mane sudegins, aš perku jūsų rožančių. Bet aš neparduodu. Moi, c'est quelques oranges. Tada padovanok jį man. Oui, la commission que vous demandez avec lui. Paimk tuos apelsinus. Septynioliktas apsireiškimas 1858 metų balandžio 7 dieną. Aš buvau pritrenktas, nes tai buvo kažkas antgamtiška matyti Bernadetą uždegančią žvakes rankomis. Vėliau aš patikrinau ir neradau jokio apdegimo žymių. Praleiskite mane, aš esu gydytojas. Mais elle se brûle. Jei nusidegins, Laissez faire. nieko nedarykite. Mais il n'y a rien. Nieko nėra. Je ne sais pas ce que Aš nežinau, ką tu matai. Bet dabar aš tikiu, kad tu iš tiesų kažką matai. Aštuonioliktas apsireiškimas. 1858 metų Liepos 16 dieną penktadienį. Jos akis buvo mėlynos, rašė Bernadeta Subiru 1864 metų rugpjūčio 22 dieną. Mūsų nuomonė, nekaltas prasidėjimas Dievo motina pasirodė Bernadetai Subiru Makabelės saloje netoli Lurdo nuo 1858 metų vasario 11, sekančiomis dienomis 18 kartų. Šis apsireiškimas rėmėsi visais patikimais tiesos požymiais pagristais tikrų tikėjimo. Mes leidome savo diecezijoje garbinti Lurdo Dievo motiną, vyskupas Lorenzo,
1862 metais sausio 18 dieną. 1866 metų Liepos 7 dieną Bernadeta atvyko į St. Gilant vienuolyną Nevers mieste. Sesuo Marie Bernard, aš skiriu jūs niekur ir duodu maldą kaip jūsų tarnavimą jo šviesybė Nevers miesto vyskupas 1867 metų spalio 30 diena. Allons. C'est pour le bon. Tai dėl gerojo Dievo mes privalome dėl jo kentėti, nes jis dėl mūsų tiek iškentėjo. Bernadeta mirė 1879 metų balandžio 18 dieną trečiadienį. Aš esu sumalta kaip kviečio grūdas, aš niekuomet negalvojau, kad mirtis pareikalaus tiek iškentėti. Sesuo Marie Bernard 1879 metų balandžio 14. Aš esu sumalta kaip kviečio grūdas. Aš niekuomet nebūčiau patikėjusi, kad reikia tiek iškentėti, kad mirtum. Mano seseris. Ma sœur, Aš bijau, mano seseris. j'ai peur. J'ai reçu tant de Aš esu tiek daug malonės gavusi, J'en ai o tiek nedaug nusipelniau. Je demande Aš prašau ypatingai man surtout ramios mirties malonės. Pažadėkite man la grâce de padėti Dieu iki galo švenčiausiai Marijai padėkoti. Promettez-moi de m'aider à remercier la Sainte Vierge jusqu'au bout. Oh, oh Jésus, O Jėzau, comme je kaip l'aime. aš jį myliu. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mane nusidėjėlę. Padėk man. Mane troškina.
Mane troškina, padėk man. Mane troškina. Mane troškina. Bernadeta Subiru 1933 m. gruodžio 8 d. popiežiaus Pijaus XI buvo paskelbta šventąja. Jos gerai išsilaikiusi kūną galima pamatyti Nevers miesto esančio vienuolyno koplyčioje. Šiandien 5 milijonams piligrimų kasmet Lurdas tampa svarbiausia vieta pasaulyje. Nuo pasirodymo laikų 3700 žmonių išgyjo nepaaiškinamu būdu ir 65 stebuklai buvo pripažinti bažnyčios.